tai šventė. Nes taip gyvenimas susiklostė, kad pradėjome dirbti su vienu sektoriniu centru, baigėme su 2. Na, bet tai yra, manau, neblogai, tai yra dideli rodikliai, daug atlikta, daug nuveikta ir šiandien mes visi draugė turėsime išskirtinę galimybę pasidžiaugti, kągi padarėme. Kaip ir minėjo vedantysis, įkurti 2 praktinio mokymo centrai. Tai transporto techninės priežiūros ir remonto pastatas, kuriame mes randamės. Šis pastatas buvo renovuotas iš senų garažų buvusių ir įrengtos praktinio mokymo dirbtuvės. Šios dirbtuvės aprūpintos pačia moderniausia, šiuolaikiškiausia technologinė įranga. Na ir manau, kad sėkmingai suras vietą ne tik tai mūsų mokyklos mokiniai, bet mes stengsimės daryti mobilumą šalies viduje, kad šitom dirbtuvėm galėtų pasinaudoti ir įrangą kitų profesinių mokyklų mokiniai, rengiantis tos pačios programos mokinius. Taip pat manau, kad sėkmingai galės naudotis ir aukštosios mokyklos. Mes turime patirtį, Gedimino technikos universiteto studentai jau pas mus atlieka laboratorinius darbus ir kitoje mokykloje. Manau, kad čia irgi išskirtinės galimybės. Na, taip pat turėsime galimybę vykdyti ne tik tai pirminį profesinį mokymą, bet ir tęstinį, suaugusių kvalifikavimą, perkvalifikavimą. Ir bandysime kviesti iš įmonių darbuotojus, kuriems taip pat reikalinga kelti kvalifikaciją. Na ir aišku, aš labiausiai laukiu ir manau tikiuosi, kad turėtumėm labai atkreipdėmėsi tai, kad galėtų ir gimnazijos Vilniaus miesto pasinaudoti technologijų pamokom. Pirmiausia, noriu padėkoti už pakvietimą šiandien čia sudalyvauti. Ir noriu pasidžiaugti, kad pastaruoju metu Lietuvoje pradėta daugiau kalbėti apie profesinių mokyklų padėtį ir ateitį plačiau. Nes kažkuris buvo laikotarpis, kada profesinis mokymas kažkaip tai Lietuvoje buvo primirštas. Ir buvo daugiausia orientuojamas į aukštąsias mokyklas, bet aš šiandien čia stovėdamas galiu pasakyti, kad šiek tiek gal buvo kai kur ir padarytos tam tikros klaidos. Be profesinių mokymo, be kolegijų, be universiteto, be bendros švietimo ir mokslo sistemos plačios turėjimo jokios pažangos valstybė negalėtų padaryti. Aš galiu drąsiai teigti, kad tas projektas 2007 metais įkurti 4 autodromus buvo iš pradžių suteiktas labai kritiškai. Buvo išsakyta labai daug kritinių minčių, kad čia bus labai daug išleista pinigų, bet kaip visada pamirštama apie žmogų. Apie žmogų tie, kurie žūsta mūsų keliuose. Ir tuo metu, tais metais, 2007 metais, mūsų keliuose žuvo 700, kažkur apie 80 žmonių. Dabar praeitais metais mes turim 236 žuvusius. Bet ir tai yra dar per didelis skaičius. Tai aš manau, kad jūs dalyvaujate ir saugumo, kaip sakyti, saugaus eismo gerinimo programose. Tai yra bendras mūsų visų uždavinys išsaugoti kiekvieną mūsų pilietį čia Lietuvoje gimusi, kad jisai tikrai keliuose irgi būtų saugus. Bet kaip sakėt, yra kiti projektai, techninio aptarnavimo, techninės priežiūros ir labai svarbu, kad tai yra sutelkta vienoje vietoje. Aš tikrai sveikinu tuos, pirmiausia, jūs direktoriai, tuos, kurie įgyvendino šitą projektą, sveikinu statybininkus, kurie irgi čia dirbo, o patys, aišku, turėsim galimybę išbandyti irgi savo įgūdžius ir atvažiuoti ir pasižiūrėti, kaip mums sekasi, nes visą tai tikrai duoda didelį progresą žiūrint į ateitį. Pirmus kviečiu dar prisėti. Kamera teleskopinė, su kuria galima patekti į vėžinę nišą.